Įsivaizduok, parduodi savo butą Vilniaus centre ir nusipirki vieną akciją. Taip, tu teisingai išgirdai. Vieną vienintelę akciją. Šiandien papasakosiu Jums apie brangiausius investavimo objektus pasaulyje. Ir čia ne šiaip kažkokie prabangus daiktai. Kalbėsime apie tikrus investavimo monstrus. Bet tai dar ne viskas. Kaip manote, kiek kainuoja brangiausias paveikslas pasaulyje? Vienas šveicaras jį nupirko už 75 milijonus, o pardavė už... Na, palaukite, nenoriu sugadinti staigmenos. O gal Jums įdomu, kiek kainavo brangiausias namas planetoje? Pasakysiu tik tiek. Už tokius pinigus galėtum nusipirkti visą Palangos miesto centrą. Na ir dar liktų šiek tiek smulkiems. Na, jeigu pinigų tokiems pirkiniams kol kas nesukrapštai, nesiparink. Šiame vaizdo įraše taip pat išmokysiu tave, kaip investuoti turint viso labo 10 eurų kišenėje. Jei visgi savo sąskaitoje turi vieną kitą nereikalingą milijoną, tavo dėmesiui brangiausias akcijos mūsų planetoje. Ir šias rungtynės užtikrintai laimi ne kas kitas, ogi senuko Buffeto vis dar valdomas Berkshire Hathaway. Dabartinė šios kompanijos vienos akcijos kaina kainuoja varganus 690 tūkstančių žaliųjų. Maždaug parduodi savo 3-4 kambarių butą Vilniaus centre ir jau beveik gali įpirkti vieną Berkshire aktyvą. Tik vat klausimas, o kokio bieso turėtum tai daryti? Atsakymas iki skausmo pažįstamas. It's all about money. Nuo pat 1965-ųjų, kuomet Warrenas galutinai uždėjo letinas ant įmonės vairo, bendrovės akcininkų grąža siekia 19,8% per metus. S&P 500 indeksui net ir tam nervingai trūkčiojo akis su kukliais 10,2%. Bendras Warreno kompanijos vertės padidėjimas taip pat daugiau nei 140 kartų didesnis nei tavo numylėtojo indeksėlio. Tokių dvejonių kankinami investuotojai nekartą kamantinėjo Buffettą apie akcijų splitinimo galimybės. Bet senukas nepiešęs, o dar ir užsispyręs it ožys. Taip ir laikosi įsikibęs idėjos, kad jokių splitų, kol mes gyvi, nematysime. Bent jau iki jo mirties. Sako, kad protingų žmonių citavimas ir pačiam smegenų prideda. Tad čia gaudyk Warreno žodžius. Mes norime pritraukti akcininkus, kurie būtų kuo labiau orientuoti į investicijas kuo ilgesniam laikotarpiui. Jeigu padalintume mūsų įmonės akcijas, jų kaina sumažėtų ir tada gautume akcininkų bazę, kuri nebūtų tokia sofistikuota ir sinchronizuota su mūsų tikslais. Paskaičius tarp eilučių galima suprasti, jog investuoti į jo kompaniją ubagams draudžiama. Aristokratai, Zuckerbergai, Saudo Arabijos princai, anie tai laukiami, o štai tu, aš... ir gerai, vyrukas nežino, ką praranda. Be to, man kaip dividendinio investavimo mėgėjui, Buffeto politika šio klausimo atrodo visiškai skrudžiška. Per daugiau nei pusę amžiaus Berkshire Hathaway akcininkai dividendinius mokėjimus matė rečiau nei Saharos gyventojai sniegą. O tiksliau, vieną apgailėtiną kartą ir tik tai $10 vienai akcijai. Galima sakyti, neįtikėtinas dosnumas. Nors jeigu akcijų augimas vidutiniškai yra 20% per metus, kažėja reikalingi tie dividendai. Ne veltui Buffetas pasakė, jog dividendų mokėjimas atsitiko netyčia. Matys, cituoju, tikriausiai buvo tūlikė, kai buvo priimtas toks sprendimas. Ne ką geriau šią prasme laikosi ir sidabro vietą brangiausių akcijų sąraše užimanti Lindt & Sprüngli kompanija. Šis šokolado gamintojas parsidavinėja už 101 000 šveicarijos frankų, arba maždaug 105 000 mūsų pinigų. Visgi net ir Dubajaus šokolado privalgę įmonės atstovai dividendinio pajamingumo kelti neketina. 1,4% ir basta. Nu, o tu ar jau ragavai Dubajaus, o gal Abu Dabio šokolado? Pasidalink savo nuomonę smaližių forume, tai yra komentaruose. O kol barškini klaviatūrą, aš darau išvadas. Cukrus dopamino gamybą gal ir skatina, o vadovų dosnumą nevelnio. Nors nemeluoju, 10 paskutinių metų Linto fondas kasmet išleidžia 2 milijonus frankų vien tik ūkininkų švietimui. Geriau jau tos pinigus dividendams paskirtų arba reklamą mano kanale išpirktų. Beje, už reklamą mane sumokėjo ir trečia pagal brangumą įmonė pasaulyje – NVR kompanija. O niekšai, anie jokių šokolado fabrikų nestato. Konstruoja senus, gerus, paprastus namus. Dar ir hipotekos bankininkystė ar žemės užgrobimais karts nuo karto užsiminėja. Bet apie tai, žinai, istorija kažkaip nutyli. Užtat įmonės 5 metų grąža patyliukais iki gražių 110% užaugo. Dividendų derliaus ir čia nesimato lygus 0. Nuo viena kompanijos akcija kainuoja kiek mažiau nei mėnesinis mūsų prezidento išlaikymas prieš mokesčius – $8,339. Nu, jeigu gauni minimalų šalies atlyginimą, turėsi arti beveik visus kalendorinius metus, kad galėtum uždirbti tokio dydžio sumą. Visgi net ir tai ne priežastis neinvestuoti. Net ir su 10 eurų kišenėje įmanoma atsidurti prie investicinio maratono starto. Ir padaryti tą yra labai paprasta. Čia į pagalbą tau atskuba sutelktinio investavimo platforma Scramble.
Atsidarai joje sąskaitą, patvirtini savo tapatybę ir viskas. Gali pradėti investuoti nelaukdamas algos padidėjimo ar pirmųjų žibuoklių. Priklausomai nuo tavo rizikos apetito, tavo metinė grąža čia gali siekti nuo 12,4% iki net 25% per metus. O dar ir savo karmos banką papildysi bonusiniais taškais. Juk Scramble dirba tik su itin aukšto skaidrumo ir sąžiningumo standartus atitinkančiamis įmonėmis. Lintų ar Berkshire Hathaway jie tikrai nefinansuoja. Aniems to ir taip nereikia. Bet pavyzdžiui, artėjančiame raude figūruoja tokie pavadinimai kaip Adonis, Positive Cake ar The Black Farmer. Jei norėtum gauti daugiau informacijos apie šias bendrovės ar paties Scramble veikimo principus, visas reikiamas nuorodas palieku po šio vaizdo įrašu. Tavo patogumo jau esu sukūręs detalų video apie Scramble, kur viską detaliai aptariu, taip kad netikėk pasižiūrėti, juk brangiausia investicija tai investicija į tavo paties žinias. Pratęsiant mintį apie investicijų brangumą, kas dar šauna į galvą? Ogi bitkoinas. Kaip aš mėgstu sakyti, būkime turtingi ir teisingi, juk ne kiekvienas gali suploti virš 100 gabalų vienos kriptovaliutos įsigijimui. Aišku, kripto šiek tiek skiriasi nuo akcijų prekybos. Jei visgi tau tai pavyko, sveikinu. Galimai gali tikėtis 148% metinės grąžos. Nuo 41 500 iki 103 000 dolerių, būtent tiek pabrango populiariausia kriptomoneta per 12 paskutinių mėnesių. Žinoma, kripto prekyba ne akcijų prekyba, kur turi viską pirkti vienetais. Šiuo atveju galima įsigyti ir 0,00001 bitkoino ir panašiai. Galima įsigyti nedidelę dalį bitkoino. Nebūtina investuoti visos pinigų sumos, kad įsigytum vieną vienetą. Aš tik noriu priminti, jog investavimas visada yra susijęs su rizika ir aš tikrai neraginu ir nerekomenduoju pardavinėti paskutinius savo marškinius ir šluoti bitkoino atsargas. Nes iš pirmo žvilgsnio didelio čia daikto. Parduodi savo širdį ir jau 10 bitkoinų gali įpirkti. Pala, apie ką aš čia? Jei nežinojai, šiaip tai aš irgi nežinau, širdies kaina donorų rinkoje siekia 1 milijoną baksų. Jeigu kam nors prastumsi savo kepenis, gausi 557 000 žaliųjų arba ekvivalentiškai 5 bitkoinų. O inkstus papigiai šiomis dienomis teks atiduoti. Vos už 2 bitkoinus. Tad susimildamas prieš darant bet kokius sprendimus, įjung galvą ir vadovaukis ne pociūno pamastymais, o savo šaltų protų. Šaltą dušo gali prieikti ir pamačius brangiausių šiuo metu ETF kainą. Šį titulą garbingai gina iShare Nasdaq 100. Šis ETF'as kainuoja beveik 1200 eurų už vieną vienetą. Jo tikeris, jeigu norėtum surasti ir į jį investuoti, yra SXRB. Nuo brangiausio S&P 500 ETF'as yra SPI ilgoji SPDR S&P 500, kuris kainuoja daugiau nei 610 baksų. Manau, jog sutiks, jog tikrai brangoka. Juolab, kad ETF'ai ir buvo sukurti tam, kad nuo algos iki algos gyvenantis investuotojai galėtų įpirkti bent dalelę trokštamų, tačiau drakoniškai kainuojančių akcijų. Visgi SPI ilgoji tai ne tik brangiausias, bet ir pats pirmiausias į biržą patekęs fondas. Jį žmonės perka nuo pat 1993 arba beveik tiek pat laiko, kiek aš gyvenu šioje planetoje. Nuo brangiausias europietiškas S&P 500 yra SXR8. Jo kaina irgi svyruoja apie 600 eurų. Pasaulyje žmonės investuoja ne tik į tradicinės priemonės, bet ir į gan ekstravagantiškus dalykus. Turiu vieną pažįstamą, kuris už paskutinius pinigus supirkinėja meno objektus. Prisiperka vyrukas keistų paveikslų, sėdi ir spokso juos. Ir tikisi, jog laikui bėgant parduos juos žymiai brangiau. Atrodytų visiškas durnizmas, o ne investicija. Visgi ši strategija kartais irgi atneša itin smagių rezultatų. Pavyzdžiui, toli ieškoti nereikia. 2013-aisiais vienas šveicaro kolekcionierius nusipirko Da Vinci Salvator Mundi paveikslą už $75 milijonus. Ilgai jis juo nepasidžiaugė ir perdavė jį rusui už jau 127,5 lemo. Na, o rusai uždirbti sugeba net žemėgės pardavinėdami po arbūzo etiketę. 2017-aisiais Kristi aukcione tas pats paveikslas iškeliavo į Saudo Arabijos princo kolekciją ir kainavo jis jam tik 450 milijonų žaliųjų. Vos per 4 metus šios investicijos grąža siekia 366%. Tai kas ten sako, kad menas yra nuobodu? Jaunam investuotojui investicijos į nekilnojamą turtą irgi gali kelti žiovulį. Nusipirki savo butą, įsirengi jį ir išnuomoji. O tada 30 metų lauki, kol investicija atsipirks. Emocijų ir azarto tiek pat, kiek ir 5 valandas iš eilės žiūrint į sieną. Tiesa, kadangi Lietuva ne tik švogurių, bet ir pasitusių kainų kraštas, pas mus situacija kiek geresnė. Čia nuomai perkamas būstas vidutiniškai atsipirka jau per 18-19 metų. Na, o viską padarius labai gerai ir užsiimant tuo kaip verslu, galima padaryti ir 7-12 metų atsiperkamumą. Nu, jeigu esi luxury gyvenimo mėgėjas, tavo dėmesiui. Londone stūksantis Holme rūmai. Jų kaina šiuo metu siekia 300 milijonų JAV dolerių. Ir tai yra brangiausias pasaulyje nekilnojamo turto objektas. Net ir mano butą Tenerifėje aplinkė.
Nuo prie tokios prašmatnios trobos dar ir brangiausi pasaulyje ratai nepakenktų, tiesa? Juolab, kad į mašinas užkietėję investuotojai taip pat žiūri kaip į puikią uždarbio priemonę. Brangiausiu ever automobiliu laikomas 1950-ųjų Mercedes 300 SLR Unlehaut Coupe. Pasaulyje egzistuoja viso labo 2 tokie modeliai ir už vieną iš jų 2022-aisiais kažkas nepatingėjo suploti $142 milijonus. Na ir išduosiu paslaptį, kitas vienetas saugiai paslėptas mano garaže. O jeigu rimtai, įdomu, už kiek bus perparduotas tokius nesveikus pinigus kainavęs mašiniukas. Savo spėjimus rašyk į komentarų. Jeigu pataikysi, savo automobilio tau tikrai nepadovanosiu, bet bent jau į kartingus tikrai pakviesiu. Na, o kol kas kviečiu tave diskusijai. Kaip manai, ar investavimas į meno objektus, ar milijonus kainuojančias vilas Kalifornijoje apsimoka? O gal pats turi kokią vieną kitą Van Gogo teplionę savo sandėliuke? Rašyk, komentuok, spausk like mygtuką ir net minimaliausias santaupas vis atidarbint. Šiandien tikrai pasidalinau puikia Scramble idėja. Jeigu anksčiau nežinojai kur, po šito video jau net šitos atmaskės nebeturėsi. Nuo šiandien semtis naujų idėjų sekantiems pasakojimams. Iki!